Mes kalbėsime apie žmogaus elgesio prigimties tyrinėjimą. Manau, mums galėtų padėti tai, jeigu grįžtume šiek tiek į praeitį ir kaip pavyzdį paimtume primityvųjį žmogų. Sakydamas primityvųjį, turiu galvoje tokį, kaip prieš 1000 metų džiunglėse gyvenusius medžiotojus. Jeigu jūs atidarytumėte laikrodį ir parodytumėte jiems mechanizmus esančius viduje, jie negalėtų jums pasakyti, kaip sudėtingai ir kaip apskaičiuotai viskas pagaminta. Jie negalėtų šito padaryti. Suprantate, kodėl? Palauk, Žakai, ši kamera neįjungta. Tęsk, Žakai. Jūs turite įsiklausyti kiekvieną žodį. Taigi, jei psichologas nori sužinoti, kaip dirba smegenys, arba, tarkime, neurologas, ką jis daro, tai judina pirštus, taip nustatydamas, kuris smegenų plotas tampa aktyvus. Suprantate? Ta pati galima nustatyti, kai mąstome, sprendžiame problemas. Jie gali išaiškinti, kurioje smegenų vietoje įvyksta suaktyvėjimas. Tai viskas, ką jie gali padaryti. Bet jie negali jums pasakyti, kad tai teisinga ar neteisinga, gera ar bloga. Jie gali rasti vietas smegenyse, trinktelėdami jums į kelį ir taip nustatydami elektrinius signalus iš skirtingų smegenų vietų. Jūs galite ištirti smegenis, bet tai jums nepasako, kaip jos dirba. Suprantate? Yra daug žmonių, kurie bando išstudijuoti mąstymą. Jūs negalite jo išstudijuoti. Tai tas pats lyg paimti primityvę technologiją. Paimti ją prieš 100 metų, parodyti jiems tranzistorių ir paklausti, kas tai yra. Jie negalėtų pasakyti, kas tai yra. Jie nežinotų, kas yra tranzistorius. Jie nežinotų, kas yra kondensatorius. Jie nežinotų, kas yra elektros lemputė. Na, o jeigu mes paklausime chemiko, jis galėtų mums pasakyti, ką apima tranzistorius, kad tai tam tikras kiekis magnio, silikono. Suprantate, apie ką aš? Bet jis negalėtų pasakyti, kas tai yra. Smegenų studijavimas jums visiškai nieko apie tai nesako. Jūs turite studijuoti smegenų reakcijas priklausančias nuo aplinkos. Smegenys yra reaguojantysis mechanizmas. Kai išviečiate į akį ryškią šviesą, ji tai reaguoja. Taigi jūs galite pasakyti, kiek stipriai ar nestipriai ji reaguoja, bet jūs negalite pasakyti, kas tai yra. Smegenų studijavimas jums nieko neduoda, nebent jūs studijuojate jų santykį su aplinka. Paukštis, nors ir su sparnais, negali skraidyti ten, kur nėra oro. Ir jis nustotų skraidyti, jeigu jūs uždėtumėte jam deguonies kaukę. Jis plasnotų savo sparnais, bet nenorėtų pakilti nuo žemės. Kurį laiką jis net nebandytų išskristi. Tik su oru jis pradėtų judėti. Jei jis nuleistų vieną savo sparną žemyn, nukreiptų sparną į vėją, taip jis pasisuktų. Paukščiai instinktyviai nežino, kaip reikia skraidyti. Jis plasnoja savo sparnais įvairiomis kryptimis. Todėl, jei jis nori nuskristi, kur jam reikia, jis plasnoja savo sparnais žemyn ir taip juda į priekį. Jei jis plasnoja štai taip, sustoja ore, jeigu jis kolibris. Norint išstudijuoti paukštį, turite išstudijuoti aplinką, kurioje jis gyvena. Suprantate? Nėra būdų, kaip išanalizuoti smegenis ir pasakyti, koks yra žmogus. Tai priklauso nuo aplinkos konteksto. Taigi, jei aš noriu analizuoti žmogaus elgesį, ką aš iš tikrųjų analizuoju, yra žmonių reakcijos į jiems duotą aplinką. Aš negaliu tyrinėti žmogaus elgesio, aš galiu tyrinėti jų reakcijas. Kai kas nors nudegina, jie atsitraukia nuo to. Kai šalta, jie galbūt priartės prie to, žiūrint kokią situaciją. Jei žmogus braido žemyn upe ir pamato plaukiančią žuvelę ir jis norėtų ją pagriebti, paprastai jam nepavyktų. Bet jeigu jis užsimotų tinkleliu, judesys būtų greitesnis nei su ranka. Tokiu būdu jam galbūt pavyktų pagauti žuvį. Primityvios smegenys neatrodo kitaip.
Jei jūs turite milijardus asociacijų su būbų, su abstrakčiais dalykais, jūs esate ramus, nes tikite tais, kurie jums davė jų reikšmes, kad suprastumėte, apie ką jie kalba. Jums net nereikia žinoti, apie ką jie kalba. Šitaip negalima nieko daryti. Turi susidaryti bendrą vaizdą ir tada savęs paklausti, ko nori. Kokio pasaulio tu nori. Taigi, aš turiu skirtingų miestų piešinius. Šitie miestai turi tikslą ir jie nėra paprasti miestai. Šių miestų tikslas yra padaryti dalykus tinkamus žmogui, į kuriuos jis reaguoja. Nes nėra kito pasirinkimo. Žmonės, kurie gyvena mieste, jaučia daug skirtingų reakcijų į jį. Tai mano namai, čia gimė mano senelis, tai mano mylimiausias miestas, bet jie iš tikrųjų nesupranta, kas yra miestas ir kam jis tarnauja. Jie naudoja tokius žodžius kaip užuovėja. Namai yra užuovėja. Bet kai tu dėvi nardymo kostiumą ir neri po vandeniu, tai uždara aplinka. Užuovėja skirta gyvenimui po vandeniu. Jei žmogus išskrenda į kosmosą, jis su savimi pasima orą, kuris jau yra kostiume. Ir tame kostiume jis turi įvairią įrangą, kurios jam gali prireikti, atliekant misiją. Bet jeigu jūs jam duotumėt knygą pasimti kartu su savimi, novelę, tai būtų tik nereikalingas svoris, nes tokia knyga niekam netarnautų. O jeigu jūs jam duotumėte skubios pagalbos knygą, kaip elgtis, kai baigėsi deguonis ar vyksta kas nors nenumatyto, tai jau būtų kažkas. Bet knyga apie tai, kaip indėnai gaudo žuvis, neduotų jokios naudos kosmose. Mūsų visuomenė yra perpildyta tuom, kaip indėnai gaudo žuvis. Čia galybė nereikšmingos informacijos, nereikšmingiams žmonių poreikiams. Ar viskas turi būti moksliška? Jei ne, tai taps mažiau svarbu. Ar yra vieta ne vien mokslui? Sakydamas ne vien mokslui, jūs turite galvoje spekuliacinės sąvokas? Ar moksliškai, aš nežinau, pabandykime įsiaiškinti. Ar tai reiškia, kad jūs išsiaiškinsite? Nebūtinai. Jūs išsiaiškinsite, jeigu turėsite atitinkamus reikmenis. Taigi, jūs negalite klausti, kas yra smegenis arba kaip jos veikia, nebent išskirtume situacijos kontekstą. Manau, kad kai kurie gyvūnai reaguoja į dydį. Jei meška atsistoja, ji nesistengia jūsų nustebinti savo dydžiu. Ji tiesiog atsistoja. Ir jei jūs į tai sureaguosite, meška atsistos dar kartą. Bet taip nėra, kad aš atsistosiu, nes atrodysiu didesnis ir taip išgąsdinti tą vaikiną. Meška taip nemąsto. Neurologas, kuris nori išstudijuoti žmogaus elgesį, užaugo tikėdamas laisva valia. Todėl jam turėtų būti skaudu, nes jis nebegali nieko žiūrėti objektyviai. Nes nėra tokio dalyko. Jis tik gali parašyti, kaip žmogus pamatęs lavą ir ją įkišęs pirštą nuo jos atsitraukia, nesidegina. Štai chemikas nori sužinoti, kas yra lava. Jis sako, yra tiek ir tiek magnio, daug išsilydžiusių uolienų, bet vis tiek duoda jam pavadinimą ir vadina ją lava. O tai reiškia, kad žodis yra kažkam priskiriamas. Jei asmuo elgiasi blogai, arba jei elgesys nėra susijęs su situacija, kai pavyzdžiui esu matęs, kai berniukas suvažinėja automobilis ir jo motina sako, jis negali būti miręs, jis turi būti gyvas. O tai reiškia, kad situacija neprimtina. Jos reakcija išreiškiama jausmų pobūdžiu, o ne tiesiogiai susijusi. Arba jeigu jūs ką nors mylite ir jis staiga miršta, jūs sakote, jis negali būti miręs. Juk jūs dar ką tik valgė dubenėlę avižinį dribsnių. Jūs galite tik pasakyti, aš šito nesitikėjau, tai labai neįtikėtina, neįtikima. Galite kalbėti apie savo santykius. Jeigu jūs sutinkate asmenį ir jam sakote, aš apsimetinėju, jis turėtų 1000 neurologinių asociacijų, žinote, smegenyse.
Arba dar kitas asmuo turėtų 40 000 asociacijų. Jei kalbėtumėte daugiau, jam taptų aiškiau. Kuo aiškiau, tuo mažiau asociacijų. Jei asmuo labai paprastas, jis sako, Dievas norėjo, kad tai būtų, todėl viskas, kas yra, taip ir turi būti. Bet tai jums nieko nesako, išskyrus to žmogaus suvokimą. Priežasties naudojimas neveiktų, nebent jos aprūpintume priežasties įrankiais. Tačiau nėra tokių kaip priežasties įrankių, išskyrus konkrečius priežasčių įrankius, kaip skraidinti aitvarą, kaip pagaminti ratą. Tai yra konkretu. Priežastis, kodėl žmonės elgiasi blogai ar prastai, yra todėl, nes jie dalykus supranta paprastai. Kartą vienas žmogus man pasakė, kai paklausiu jūsų klausimo, aš niekada negaunu atsakymo, aš gaunu paskaitą, nes ten nėra jokio atsakymo. Jei vaikinas sako, kodėl mano brolis pyksta, todėl nes jis piktas, štai kodėl, bet tai jums nieko nesako. Taigi jūs turite prisiminti, jei asmenys kalba taip paprastai, jūs tiesiog neturite tiek laiko, kad viską sudėliotumėte į savo vietas, kad viską suprastumėte išsamei. Nebent jie sakytų, aš norėčiau žingsnelis po žingsnelio sužinoti, kas padarė mano brolį piktą. Ir tai gerai, nes tai parodo tam tikrą tyrinėjimą. Net jeigu jie mokosi žodžius, nežinodami jų reikšmės. Taigi jūs turite jiems parodyti, kad dauguma dalykų remiasi primityviomis reakcijomis. Pavyzdžiui, pradeda žaibuoti. Primityviai mąstantis asmuo mano, kad tai vyksta todėl, nes pyksta gamta, arba pyksta Dievas, arba pyksta žaibų Dievas. Kad ir kaip jie bemąstytų, jums tai nebūtų priimtina. Bet jei nuo čiabuvių pasimtumėte jų kūdikį, jūs galėtumėte jį išugdyti moderniajam pasauliui. Nesvarbu, koks primityvus asmuo bebūtų, jūs galite pasiėmę jų kūdikius, padaryti jos mokslininkais, chemikais, bet kuo. Bet jei pasimtumėte suaugusį, būtų sutrypiama jo asociacijų sistema. Jeigu atsivestumėte primityvų į žmogų į oro uostą, jis nežiūrėtų į lėktuvus turėdamas požiūrį į jos sparnus, statramsčius, važiuoklę ir nesistebėtų visais šiais komponentais. Jis negalėtų to padaryti. Jis galėtų tik žiūrėti išsišiepęs, taip kaip jūs žiūrėtumėte į medį, nesuprasdamas jo anatomijos. Jūs negalite matyti medžio. Anatomas mato daugiau nei medį. Jis mato augalo fiziologiją. Arba jūs galite matyti ryškiau nei jis. Užtat jis žino, ko ieško. Jei tai būtų medžio žiedai, tai jam pasakytų, kokio amžiaus šis medis, ar pagal žiedų plotį galėtų pasakyti, ar tai buvo sausra ar patvinė tuo metu. Jis išmoko skaityti jų pobūdį. Kai aš sakau, kad nėra tokio dalyko kaip žmogaus prigimtis, aš sakau, kad yra reakcijos į aplinką. Kai kurios yra svarbios, kai kurios yra visiškai nereikšmingos. Vaikinas klausė, kodėl tu nuplėkei savo vaiką? Jis atitrūkęs toli nuo temos atsakytų. Todėl, nes mano vaikas manęs neklausė. Bet tai nėra atsakymas. Tai yra ištisa istorija. Kai žmogus turi paprastesnį supratimą, jūs negalit su juo diskutuoti apie žmogaus prigimtį, nes jie jau turi nustatytą supratimą apie tai, kas žmogaus prigimtis yra. Kai kurios charakteristikos ar savybės yra perduodamos iš kartos į kartą. Bet jei mūsų elgesys būtų nustatytas, mes po šią dieną gyventume urvuose.